Labas vakaras. Sveiki gyvi. Aš tai nesuprantu, kodėl vyrams nekyla tokių problemų. Kokių? Plaukų, nagų, celiulito, viską. Kyla, vienam dainininkui nugvelbė plaukus ir kilo tarptautinis skandalas. Čia smulkmena, viena plaukuosena, o va kai sugadino virš 300 moterims, va čia tai buvo katastrofa. Klaikuma! Šukuosenų karas. Nukritus prieaugintiems plaukams padegtas automobilis. Ką tu įtari? Iš tikrųjų, nežinau, ar galėčiau garsiai vardinti, tačiau aš pasakysiu kitais žodžiais. Tai Šiaulių milijonierė. Šimašius griaus Petraičių dvarą? Tai akivaizdu, kad estetinis vaizdas yra apgailėtinas, tai tos priemonės atitinkamai bus pritaikytos. Paris Hilton šuniukų vila už 100 000 eurų. Bokso čempionės ir imtynininko dvikova, sulankstytas automobilis, išbaksnuotos akys. Jisai alkūnė man rėmė į gerklę ir kitą ranką jisai užgriuvo visų savo kūnų. Ten vyras tikrai yra, ta prasme, stambus. Todėl aš jam tiesiog įkišau 2 pirštus į akis. Tomai, ko tu stebiesi dėl moters plaukų? Moters plaukai yra pagrindinis grožis. Veido. Ką tu supranti? Man tai gražiausi krūmokšniai. Bet kiek žinau, tai moteriams irgi patinka vyrų apžėlusios krūtinės. Nu ir dar pasakyk, kad dar sušutusios nuo prakaito. Ir pasakysiu, tikras vyras turi ožių trenkt ir jam nereikia nieko nei prisiklijuoti, nei prisiauginti. Taisyklė, kad grožis reikalauja aukų, neseniai pasitvirtino su kaupu. 350 gražuolių neseniai nuslinko ir nukrito sruogos, kasos ir grifkos. Nes grožio specialistė Rebeka Devolskytė atseit blogai priaugino priklijuojamus plaukus. Spauda, žinoma, vėlgi perdėjo ir aš neleisiu ant savęs pilti tokių dalykų ir tikrai neleisiu savęs žeminti viešuose erdvėse. Plaukų prieauginimas šiuo metu yra mados klyksmas, kai merginos prie galvos priklijuoja plaukus. Tie plaukai gali būti visokių spalvų ir įvairaus garbanotumo arba tiesumo. Bet kai plaukai prieauginami blogai, tai jie nukrenta. Būtent taip ir atsitiko lietuvaitei Rūtai. Ar jums Rebeka paaiškino, kaip tos plaukus reikia prižiūrėti po to, kai juos prieaugina? Buvo pasakyta šukuoti su specialiu šepečiu. Ir viskas, bet aš buvau prieš tai prisiauginu, žinojau, kaip reikia tvarkytis. Rūta gyvena Norvegijoje, tad Rebeka atskrido pati, tam, kad jai priklijuotų plaukus. Už priklijavimą sumokėjo 600 eurų. Kiek jūs sumokėjot už tą procedūrą? 580 ir dar dadaviau apie 30 eurų. Tai iš viso 600. Čia yra didelė suma, nedidelė suma, ar tokios paslaugos tiek yra įkainojamos? Pinigai neauga ant medžių. Tai manau, kad didelis. Pradžioje atrodė, kad plaukai priklijuoti gerai, bet paskui pradėjo niežtėt galvą, o plaukai pradėjo krist. Išplauni galvą, veliasi, trupa visas keratinas, niežti galvą. Jau tada pradėjau krist galiausiai. Tokių nukentėjusiųjų kaip Rūta Lietuvoje ir emigracijoje atsirado daugiau nei 300. Ir kai klientėms pradėjo slinkt plaukai, į Rebekos Facebooką ir telefoną pradėjo eit grasinimai. Tau bus šakės! Padarysime iš tave šašlyką! Tai aš sulaukiu skambučių įvairių ir vyrų visokių skambučių grasinimų, kad iš manęs padarys šašlyką. Ir grasinimai išsipildė su kaupu. Rebeka išėjo į kiemą ir rado sudegintą savo automobilį. Buvau namuose, miegojau jau, tuo metu paskambino iš policijos. Pasakė, kad mano mašina dega ir tuo metu buvo dar didesnis šokas, nes supratau, kad tie grasinimai yra ne tik grasinimai ir aš išėjau į lauką, pamačiau gaisrininkus, buvo automobilis jau užgesintas, atvyko 2 policijos ekipažai ir pradėtas ikiteisminis tyrimas. Automobilis Peugeot įtariama buvo apipiltas benzinu ir tyčia padegtas. Liko tik apsvilęs kėbulas, skylė kapote ir anglių krūva. Kraupu.
Remontuoti jos jau tikriausiai net nebeapsimoka, ar ne? Ne, mašina nebesuremontuojama jau. Pasakė, iš pradžių gaisrininkai sakė, jog tai yra variklis užsidegė, tačiau po to rado bandytą galą degti. Tai... Kad bandytas galinis ratas degti, ne? Aš tiesiog matau visiškai suniokotą savo automobilį ir spręs policija kaip ir kas. Rebeka turi įtariamąją padegėją. Ar galėtum garsiai vardinti, ką tu įtari? Iš tikrųjų, nežinau, ar galėčiau garsiai vardinti, tačiau aš pasakysiu kitais žodžiais. Tai Šiaulių milijonierė Sandra. Sudegė Revekos automobilis ir jinai sako, kad jinai turi įtarimų, kas tai galėjo padaryti ir vėlgi leido taip suprasti, kad tu taip pat galėjai prie šito įvykio prisidėti. Man tai juokinga, aš nežinau, aš prisidėti prie to įvykio visų pirma, aš esu užsienė, visų antra, aš esu po operacijos. Man mažiausiai įdomu, aš iš vis nenoriu būti minima šitoje situacijoje, tuose visose problemose, nesąmonėse ir taip toliau. Rebeka ir Sandra anksčiau buvo draugės, bet paskui susipyko ir tapo priešėmis. Nes Rebeka pasakė, kad milijonierė Sandra iš tikrųjų yra visai ne milijonierė, o apsimetėlė. Visiems būtų tikriausiai nemalonu, kai nukrenta ta karūna, kai žmogus prisistatinėja esas milijonierius, bet iš tikrųjų pasirodo, kad ten tie visi milijonai... oras. O Sandra sako, kad Rebeka jai plaukus priaugino blogai. Tu, Sandra, esi nukentėjus nuo Revekos, kalbu apie plaukų priauginimą, nes jinai tau taip pat atliko šitą procedūrą, ar ne? Taip, po savaitės jie visi nukrito, bet to jinai buvo atlikta tik tais iš dalies. Ta prasme, aš jai sumokėjau pinigus kaip už 100, priauginama aukščiausios kokybės sruogų, kaip jinai ten gyrėsi. Per pusę valandos priaugino man 75 sruogas, kurios visiškai buvo kito atspalvio negu mano plaukai. Bet po savaitės tas visos rogelės išslinko ir nukrito. Rebekos plaukų priauginimo klientėmis yra ir Lietuvos garsenybės, pavyzdžiui, Ilka Adams ir Agnija Gelavičiūtė. Bet Agnė Facebook'e parašė, kad Rebeka jai plaukus priaugino gerai. Iš tikrųjų daug žinomų žmonių prisiaugina, tačiau ne visi nori būti afišuojami. Tokio baisaus grožio skandalo Lietuva dar nematė. Krenta plaukai, dega automobiliai, greit pradės lūžinėti nagai ir gatvėse mėtyti suplėšyti stanikai. O mes būsim pirmieji, kurie jūs informuosim tiesiai iš grožio fronto linijos.